pas mus be 26 išplaukim į vakarinį išplaukimą. Bandysim pamėtyti daugiau galbūt. Turim tokį seklesnį ruožą ežero ir tiesiog dreifuojam ir mėtom į šonus. Lyg ir žuvies echolote biškį daugiau matosi. Čia, aišku, mus neša 2 km greičiu, čia praktiškai velkiaut galima tokiu greičiu. Tai greit neviniok. Ne, tai kai šoną meti, tai... Jo, šiek tiek, bet vis tiek irgi šiek tiek tempėsi. Aš jau jaučiu, kad jau biškį įsitempė, tai kažkiek gaunasi. Vinioti reikia, bet lėtai. Jo. Reikia biškį už save, mažiau vinioti. Bet šiaip žuvies fainai, žinok, aš matau žuvies. Jau pamačiau tiek žuvies, kiek per visą rytą nemačiau. Vidas bando didesnį gumą. Aš irgi tokią didesnį gumą užsidėjau. Bet dar vartiklės būtinai šiandien pabandysim. Opa! Gerai čia sako polimeldas. Kad reikia pabandyti. Geresnė. Nesitraukia čia pas tave. Nu, visai be kibimų sėdėjom. Bet kažką lyg rimtesnė gavo. O, gera žuvis, man atrodo. Gera. Gražuolė. Gardos, blėdžia, minų. 3 kilų kokie. Nežinau, ar matosi. O, nekelt tik į paviršių. Kažkur kas jinai rami. Čia graži. Arčiau aš norėsiu. Kodėl jinai tokia rami? Jo. Tuoj šoks. Ne. Iškirčiau. Šoks tuoj. Kai tu daro burną, visada šoka. Atsigavo. Davai, arčiau, Vidai. Kelk. Kelk. Bet gal šoks. Taip. Reikia labiau už savęs kelt. Jo. O, gerai. Kelt. Dar. Nesuk. Nesuk, Vidai, meškeris, nes tu turi meškerį už nugaros vos nebūti. Oho. Nesuk. Atlaisvink? Vidai, atlaisvink, nes galiukas nulūš. Valai, galėtų. O, išsiėmė, žiūrėk. Nu jau matys, jinai, kad ant vieno kablio man atrodė, kad būna neatrodytų. Jo, jinai kai kratė galvą, turėjo šansą nueit. Galėjo. Gražuolė, eik tu savo, gal net didesnė negu ta. Kažkas panašaus, aišku, galva labai didelė, matai? O šiaip irgi pažytų kokie visi, matai? Aha, nu po neršto jos tokios būna. Galva tai gera. Galva gera.
Nu ką, prisiprašėm jau, pavirkėm, kad nekimba. Nu. Ir yra. Ui, gražuolė. Ai. Video rekordas. Jo, mano Tuoj rekordas. pasiversim. Gražiai. Va, ką taip. O? Šitą kaip tik užkabinsim. Čia. Viršų. Paleidžiu? Paleidži. Opa! Čia yra gražiau. Ką rodo? 7. 3,7. Yra. Savo laikyti lemba, eiktų šiek tiek. Pasiliginai lengvai, jinai man čia pasidavė. Visiškai, kodėl jinai taip ramiai Nežinau. reagavo? Po to tik tai jinai atsigavo, bet pradžioje labai ramiai ėjo. Bet neatrodo, jinai ant 3,7, panašiai atrodo į tą, bet matai, jinai daug daugiau sveria. Geras, nu tai viskas, išplaukimas jau užskaitytas, kad ir viena žuvis. Visiškai be kibimų sėdėjom. Jo. Taip liūdnai. Svarbu vieną. Ir dabar pro Meldų šalia praplaukėm ir bats ant ko Vidai paėmė. Ant to žalio. Jo, didesnis tas guminukas, kur rodėm. Papasuok man. Va. O, didelė guma, didelė ir lydeka. Iš tikrųjų taip ir pašnekėjom su Vidu, kad gal čia to žuvies mažiau, bet gal pabandom didesnius masalus ir gal bent jau trofėją patrauksim. Tai va, Vido rekordą ir atnaujino. Liuks. Blemba, kai jinai tokia didelė, tu ją ir kai atkelinėjai ryte prasisukinėja, nelabai tu gali... Sunku privesti. Bet žinai, kaip tu ją trumpinai ir tavo meškeriai yra, artėja. Aha. Ir tu jas neturi kaip pritraukti. O jeigu tu netrumpinsi, o meškerį va taip patrauksi atgal, tai jinai tada biškį artės. Aha. Biškį per daug tu prisukai arti, Ja. žinai. Bet žinau, čia šitas nelengvas reikalas yra įsitraukti, dasitraukti. Čia viskas normalu. Ir ypač kai didelė žuvis, žinai, jinai ir priešinasi. Jo, šiaip nedaug trūko, kad jinai būtų atsikabinus. Blemba, jinai Jo. nestipriai užsikabinus buvo ir... Gerai, kad tu jos nepalaidavai, nes jinai atsikabino. Bet jinai kada prie valties išsižiojus, tai čia blemba, net nežinau, iš tikrųjų, kaip ten... Reikia tempti žemyn. Kai tik tai išsižioja, iš karto tempi ir žemyn, nesvarbu į kurią pusę, žinai. Ir labai svarbu, jeigu jau išsižioja, kratosi, kad įtempta būtų. Tik bus palaida, iškris iš karto. Šiaip šansų nueiti, jinai tikrai turėjo. Nepažiūrėjau, blemba, įdomu, ant kurio kablio jinai buvo. Tai greičiausiai ant to vieno jo, nes nuo jo greičiausiai nušoka. Trišakis, jeigu jis įsega, tai jis neblogai laikosi, kaip woblerio, žinai. Aha. Mes pradedam antros dienos žvejybą, 9:30 pas mus, vėjas yra, bet šiek tiek gal mažesnis nei vakar. Mūsų planas naudoti didesnius masalus, turbūt gumas pagrindę naudosim, nes kaip ir žuvies pagavom, jau viskas fainai, tai ieškosim tik tai didesnių egzempliorių. O kai bus, pamatysim. Gaila, kad mano žemėlapį nieko nerodo. Tai
Taip retai įsijungia kažkas. Stiprus vis tiek. Jo. Mes ten gražiojų žovėje įsidėjom. Panašiai kaip vakar. Nu. Ant 9 metrų yra žuvis. Kažkoks, negali sakyt, kad nieko nėra. Aha. Bet baltos žuvies taipogi nematau. 10 jau yra ar nėra? Iki 10 turėjo būti jau čia kažkas. 9:52, dar 8 minutės rytiniam kliovui. Stovi vienas pacientas. Tai va, kaip tik jam laikas pusryčiauti. Ten labai brangus reikalai, tie pašarai brangus, jeigu jau imti normalius. Žinai, kažką pigaus imti irgi nesinori, nes tada prasidėsi visą dieną be nieko. Meškerės Ir šiaip meškerės ten jotos. Ir užmetimai ten blemba, jie ten toli mest reikia sudėtingi, sunkus svoriai ten blemba. Aš tai pirmą dieną tai persirišinėčiau turbūt vien tik tai. Opa! Ach, ne! Buvau pamiršęs jau, kad čia reikia dar ir pakirst. Šnekam, čia su vidu visai nekimba. Opa! Pavijo! Eik, tu savo antrą smūgį gavau. Ir greit vyniojau. Bet nepasikirto, gal maža. Opa, trečias yra! Oi, mažytė gal. Eik, tu savo. O, čia tai fokusas. Nu, pagaliau, nes labai prastai sakydėjom šiandien. Nu, normali žuvis. Čia dabar kas per triukai. Taip, tiesiog? Taip. Čia geri žuvis. Eik tu savo. Lygioj vietoj, blemba. Šakės. Čia viena geresnių. O, masalas burnoja, bet iš trečio karto tik tai. Čia įdomi. Taip, mes nieko neturim nei... O kur jos turi būti? Blemba vėl mes čia nais mus. Įrankį radau. Kokia gerai, Liudika. Neįtikėtina. Kaip aš taip? Net nepajaučiau. Į kablį, blėt, savo. Dėtas. Ramiai, nešokinėk. Yes. Čia filmuoja? Nu va, graži. Labai ilga, šiaip plona, bet ilgis tai konkretus. Visa lygioj vietoje, net nesupratau, galvojau mažytė žuvytė. Paleidžiam. Ar čia vidai? Wow, gerai pasveikino. Šitas tai čia. O, mes nieko neišsipakavę, nes nekimba. Nu, bet malonu, kad iš trečio karto nepasidavė jinai. Šakis, maladės. 3 kartai, šiaip nežinau, ar taip yra buvę man kada nors. Nes ašgi pakankamai greit, žinai, pirmas kibimas nėra. Ir aš tada susivinioju, galvosiu. Aha. Pyst antras. Dar biškį lietokai šiek tiek. Tai aš pamėtysiu tiesiog. Beje, suveikia natūralus masalas. Mes prieš tai su vidu abu turėjom užsidėję ryškius, nieko nebuvo. Gal visgi ir tai padėjo. Reiks vidu irgi uždėti natūralų. Ne, vienas dar netaisyklė, reikia antrą, kad tu pagautum. Nu jo, galim kol kas nekeisti. Gal reikia žiūrėti, ar antras bus kibimas ir tada. Kimba tik didelės, viskas faina.
gerai, smagiau. Bet jau pakirtau šūdinai, tikrai pirmą kartą nežinai, jau išnekamės čia nieko nebežinai. Nebežvėjoji praktiškai. Būčiau gal ir iš pirmo. Kiek čia tų valandų? 10-24. Valandą. Po valandos. Nu, šiaip neblogai, kita vertus, čia nėra kol per daug ir norėti. Jeigu kas valandą po to keli deka. Jo. Tai ir viskas gerai. Na, aišku, tas buvo kad keista, kad ryte nebuvo kibimų. Bet pavasaris. Vanduo 10 laipsnių. Galima ir arbatėlės tą progą įkauti. Gal vėl dabar pagausim 3 kokias iš eilės. Įdomu, ar atsitiktinė, ar aktyvumas prasidėjo. Ar atėjo metas? Beje, kėdutė labai faina, žiauriai patogu. Nugarą atsirėmus labai gerai, aukštį gerą pasidariau. Šitas suolas, kur paaukštinimą padariau, nu irgi iš principo veikia. Va, jis aukščiau stovi. Bet Vidas vis tiek ant galo, ant minkšto patogiau sėdėti negu ant suoliuko. Bet kaip ir pakankamai stabiliai viskas. Galim čia pasileisti toliai vėją. Jo, galvoju, tik Tai čia trumpam čia labai. Jo, jis gali būti ir greitas, bet galim. Biškį dar toliau 18 paeinu. Kiek čia nesakė? 3-4? 4 jau tapo. Sumedėjai normaliai. Eik, tai čia nešamas vilkiavimo greičiu irgi 2 metrų per sekundę. No. Tai praktiškai čia gali užmest masalą ir biškai tik tai įpinčiat. Pravelkiausim be variklio. Nu. Yra. Išsijungiam variklį čionais. Nusprendėm pamėtyt, bet vėjas toks, kad neša stipriai. Tai čia pusio velkiavimas, pusio mėtymas gavosi. Bet kažkaip tai pavyko. Oi. Nėra pati mažiausia vėl. Lyg ir. Ne, nedidelė. Atsikabino. Aš va tai va pabandysiu tiesiai palei paviršių. Tai taip. Čia net ir nebus žulių turbūt. Taip, kaip tu užmetai. O iš tų žulių, žinai, gali startuoti kas nors. Nu. Mus neša tolyn ir greitai. Nu taip, nes iš ten vėjas. Čia sustojom žuviai, koks vėjas. Nu jie. Nedaplaukėm iki pat krašto. Graži vieta, nei gyvos dvasios. Miškai aplinkui.
patrauksiu, bet neaišku ką. Jo, žolė. Aišku, čia galima būtų su vobleriais labai mažai nerinčiais eiti iki metro viršūnių. Gal pabandom, gal? Galim pabandyti, ar šiaip ar taip čia rezultatų jokio nėra, žinai. Davai. Nežinai, kiek čia tos žolės tęsis, bet jeigu iš tęsiasi. Tai turbūt, kad aš manau, jau čia dabar kuo tolyn, tuo labiau negilyn ir žolės bus. Dėsiu pačius sukliausius. Užplaukėme tokį įlankėlę ežero pakraštį ir visai negilu. Žolių daug, pabandysim uždėti voblerius, mažai neriančius ir virš žolyčių pratraukti, pažiūrėsim, ar yra lydekų tarp žolių. Kažkaip tai aš pradedu tikėti šitą idėją. Mes plaukiam 3 metrų gyliai ir pačioj pažolytė visi yra. Vėjas toks, kad mes tiesiog velkiaujam. Pasileidom be variklio 2,5 metrų greitis. Net be variklio. Kosmosas. Tai nelabai smagu ir pamėtyt kažkur sustot sunkiau. Ir inkaras jau nelaiko, kur didesnis vėjas. Bet dabar gerai, kad mum pavėjui, palei meldus einam. Ir užsimetę meškeris velkam. Kaip tik turėtų kibimas geras būti. Jo. Oi, kibimukas. Oi, pamiršau kaip kirsti už pusvalandžio pakirtimą padariau po to, kai trenkė lydeka. Nu, pavys ar nepavys šį kartą. Oi. Senai buvo kibimas jau. Dar vienas. Maža jau matau iš toli. Nors ir praeitą kartą buvo maža, kai visai didelį ištraukiau. Gali Vidai paimti kamerą biškutį pareguliuoti iš rankos. Nežinau, ar čia priešinasi dėl to, kad normali. Burnoj. Gal biškį aktyvumas atsiras.
lydeka. 2 kartus kalė lydeka ir 3 kartą pakartojo vėl. Aš galvau, kad kabinu žulės. Man irgi buvo vienas toks momentas, kai galvojau, kad gali būti kibimas, bet labai atsargus toks kažkoks buvo. Šiaip didelė žuvis atrodo. Nu, nežinau, kiek didelė, bet nemažai. O, palik jau ten, trauk, o paskui ten... Nu, tikrai aktyvumas prasidėjo šiek tiek. Man prieš kelias sekundės buvo toksai momentas, kur galvojau, blemba, ar man čia pasivaideno ar ne, bet toks labai atsargus. Man lygiai taip pat, aš kaip žulytė galvojau, pim, pim, Nu, ir 3 cink. Tai matyt, kad ne iš karto užsikabino. Taip, čia lyg ir didesnis egzempliorius. Tikiuosi, užteks ranką paimti, už sprando. Gal ir neužteks, nežinau. Gali vėl? Nu ne, lyg ir nėra. Labai didelė panaši. panašiai. Bet stipri. Šiaip nebloga, ilga. Nebloga. Gražiai. Gražiai, kaip ir ryte. Aha. Super. Nu, guminukas veikia tavo? Veikia šitas guminukas, jo. Žinai, ką padarysim, pasikeisim. Įdomu, ar pasikeis kažkas. Ar čia tiesiog man sekasi. Oi, bet jeigu aš jau nesuplėšysiu. Dydžiai tai džiugina šitame ežere, kiekiai ne, bet dydžiai džiugina. Labą dieną, kaip sekasi? Nuo ryto žvejojat? Nu, pagaliau, tai maloniai. Neblogai visai. Segė stipriai. Nuėjo? Ach, trupužė. Jau buvau patikėjęs, kad spėsi pagauti. Bet kibimas stiprus, ne? Nu, neblogas.